Labas, šiandien ne tik pirmą kartą sveikinusi šiame YouTube kanale, bet ir pirmą kartą atsikeliu Nidoje. Tai manau tikrai labai gražus startas. Nu, šiandien jau esu prigalvojusi begalę fainų mergaitiškų veiklų, todėl noriu į šią kelionę pasimti kartu ir jūs. Na, o dabar galime keliauti ruoštis. Kad viską pavyktų dar labiau romantizuoti, tai nusipirkau tokį sąsiuvinuką, kurį pavadinau Nidos dienoraštis. Ir čia aš rašau visokias mintis ir eilėraščius, kurie man kyla būtent vaikščiojant Nidoje. Tai kol kas turiu parašęs vieną eilėraštuką ir susidaręs tokį to-do listą. Tai tiesiog labai faina, nes visos mintis ir emocijos liks kažkokiam vizualiam fiziniam formate. Tai tą progą noriu pasidalinti savo pirmoji eilėraščiu, kurį parašiau vos atvažiavusi Nidą ir pirmą kartą prisėdus prie marių. Jį pavadinau Nida. Rašyt gali eiles, kol lauki Nidoje eiles, kol tave įleis, o po to žuvėdros godžiai žuveles les. Tas angliakalbis draugelis tau vis kartoja, dreamless, bet jis nesupras, nes kol jis nori į galvas auksėžvynėm kapoja, tau Nidoj nuo vaikščiojimo pritrynė koja. Skirtingi gyvenimai ar skirtingi pasirinkimai. Pas aną sąskaitoje triženkliai nuliai, pas mane lovai dar miega kaimynai, nes taip tiesiog pigiau. Tiesą sakant, aš to senio bijau. Naktį nemegojau, todėl pridariau pigių atviručių. Parduosiu už 5 auksinius ir Instagrame gausiu kukliai širdučių. Visgi žuvėdros dabar į ausį dainuoja. Dėkinga esu, kad mano širdis pagaliau giliai kvėpuoja. Mūsų lokacija, kur keliaujam, tai yra Švyturys, labai nekantrauju ten nueiti. Mačiau, kad Andžia savo vieną iš dainų klipų filmavo, tai buvo max gražiai. Tai dabar tik tai gailiuos vieno, kad nepasiėmiau su savim stovo, nes būčiau pasidaręs nuotraukų. Renkuosi šiek tiek sudėtingesnį kelią ir einu tokiais mažais laiptukais, nes buvo lentelė su prierašu, kad šitie laiptukai jungdavo Švyturį ir jo prižiūrėtojo namą. Labai džiaugiuosi, kad dabar šiek tiek pasitaisė oras, nes pirmoji dienos dalyje buvo be galo karšta. Tai jau būčiau turbūt visiškai sukaitus, jeigu būčiau lipusi šitą didelį kalną, o dabar, realiai pats tas. Labai nekantrauju pamatyti tą Švyturį, nes man Švyturiai kažkoks toks mitinis atrodo objektas ir man tie prižiūrėtojai Švyturių irgi tokie, nežinau, ar iš pasakos, ar iš siaubo filmo veikėjai. Koks jis gražus. Einu savo, aš niekada čia nebuvus. Kaip fainai. Na ką, jau ir visiškai vakarėja ir dabar atėjau prie jūros. Tai kartu pamatysim tą vaizdelį. Vau, kaip gražu. Šiuo metu atrodo, kad einu aš visiškai viena, už manęs tik tai takas ir spiečius uodų. Prasme, daugiau negu dangų žvaigždžių. Mes artėjam prie mūsų galutinės stotelės. Tuoj pamatysit. Kas labai faina, kad viso žygio metu ne tik tokie gražūs vaizdai lydi, bet ir kiekvienoj pakelėj yra dar po skulptūrėlę. Žiūrėkit, ar man čia vaidanas, ar čia visiškai 2 kojos. Pasakykit, kad aš vieną matau. Atrodo labai gražiai, bet čia tiesiog vabalai apšviesti saulės. Grįžtu įsikvėpus labai daug gerų emocijų ir šiek tiek pavargus, prisipažinsiu.
bet tikrai vertėjo užlipti. Man atrodo, jeigu atvažiuojate į Nidą, tai čia yra tiesiog pirmas must. O už mane šiuo metu va toks vaizdelis, tai kelionė irgi neprailgsta. Dabar esu ant molo ir man atrodo, kad mes oficialiai užbaigėm šitą dieną Nidoj. Tikrai turėjom labai daug gražių momentų, liks daug gražių atsiminimų. Na, o šiandien jau su jumis atsisveikinu ir iki kitų kartų.